Gyvi. Čia Povilas ir Infinito įkvepiantys interviu, trumpai yra surašyta keletas tokių raktinių žodžių, tie, kurie matėte pirmąjį interviu su Jurijum Slavu. Turbūt pastebėjote, kad tuose interviu daugiausiai yra kalbama apie tai, apie ką svečias svajoja ir kaip tų svajonių siekia. Taigi, du kiti svečiai, Agnė ir Danielius, galbūt iš vardo dar nežinote, apie kuriuos kalbu, bet trumpa informacija. Kovo 30, kovo 31 dieną, 2 dienos, 30 Agnė, 31 dieną Danielius svečiuosi čia Infinito studijoje ir mes turėsime su jais smagų pokalbį. Tie, kurie galėsit būti gyvai, prisiregistruokite pagal nurodytus žingsnius, ką reikia padaryti, nurodytų laiku ir būkite gyvoje transliacijoje. Tie, kurie negalėsit, pamatysit video įrašą YouTube kanale arba podcastą audio formatu. Kas tai yra Agnė ir kas yra Danielius? Taigi, kovo 30 dieną įkvepiantys interviu su Agnė Zinkevičiūtė, coachingo specialistė, šokio trenerė, kvėpavimo trenerė ir žmogumi, kuris yra mielas, malonus pašnekovas, taip pat padedantis žmonėms atrasti savo karjeros kelią, įkvepiantis juos siekti savo svajonių. Pakalbėsime su ja, kokios jos yra svajonės ir kaip jinai jas siekia. Galbūt rasite vieną kitą mintį įdomią ir naudingą jums. O Danielius Gorinovas. Debesylos idėjos autorius, pagrindinis žmogus Debesyloje, jaunas vyrukas iš Kauno atvyks čia ir mes su juo kalbėsime apie tai, kokius bandymus jis daro savo veikloje, savo gyvenime, kuo jie jam naudingi, kuo jie jam patinka. Ir taip pat pakalbėsime apie jo svajonės, ko siekia šis jaunas vyrukas, pasiekiantis didelį būrį jo klausytojų, gal tiksliau skaitytojų. Taigi Danielius Gorinovas iš Debesylos kovo 31 dieną ir Agnė Zinkevičiūtė iš Aza Training kovo 30 dieną. Jeigu būsite tiesioginėme eteryje, galėsite paklausti klausimų, jeigu negalėsite būti tiesioginėme eteryje, pasiklausykit, pasižiūrėkit YouTube kanale arba podcastą. Susitiksime kovo 30 ir kovo 31 dieną įkvepiančiuose pokalbiuose. Iki.